Kazačiūnaitės perdavimas arčiau krepšio ir Anderson. Antruoju bandymu dabar pavyksta pelnyti. Grįžti į aikštelę. Daugėliausia po krepšių, Kidi Anderson stabdo. Liepos antroje pusėje minėjo savo. Ir čia pakankamai agresyviai dabar Grigaliūnaitė prie išlipę žaidžia. Pavyksta išvengti pražangos. Kidi Anderson. Na, vėlgi, šiandien nekalbu apie tokius dalykus, kaip neturėtų jaustis. Manyčiau, šitoj situacijai. Aš atkreipsiu dėmesį, kad Kidi Anderson dažnai net ir gavusi Andersono užtvarą. Aleksejeva perduoda Kidi iš vidutinio nuotolio metų šiaulietėms. Kidi Anderson. Kidi 23 naudingumo balai. 22 turi Maja Radijas. Meta ir geriau jau mesti negu meta krepšių link, žinodama arba bent jau nujausdama, kad į Baltijos moterų krepšinio lygoje žaidė 14 rungtynių ir Bulanė, Andranavičiūtė ir perima kamuolį šiaulietė. Sederevičiūtė. Perdavimas Kidi Anderson ir jos taiklus metimas iš artimo perimto kamuolio, bet išsaugo kamuolį LCC ir blokuoja Kidi Anderson. Vėl Hailau situacija. Perdavimas arčiau krepšio ir čia antrasis taip pat netaiklus, tačiau čia atkovoja pati Kidi Anderson kamuolį. Anderson. Čia kaip gražiai dabar žaidžia čia kamuoliu. Perdavimas arčiau krepšio. Ir dar vienas perdavimas link krepšio ir čia Kidi Anderson pataiko iš po krepšio. Poilsio ir Zinai Elijas, kas šiandieną atrakino Kidi Anderson ir atrakino taip, kad sužaidžia geriausią savo rungtynės. Anderson turėtų pridėti klaus Eneidos Rimšaitės. Donskichytė. Aukštaitinė bando išmušti iš pozicijos varžovę, o čia Kidi Anderson gauna dar vieną perdavimą. Na bent po vieną tokį epizodą matom kiekvienose Donskichytės rungtynėse, o čia Kidi Anderson. Aleksejeva. Arčiau krepšio, Kidi Anderson. Na nežinau, ar čia buvo labiau perdavimas, ar tiesiog ir nepataiko. Kidi Anderson. Sabinė lipė savo varžovę, tačiau nepataiko. Kidi Anderson suteikia antrą šansą ir Malija Bembri. Gabranova. Čia Kidi Anderson, jos 2 taškai su pražanga. Sabinė lipė ir atrodo, kad galbūt šiandien jau ir baigtos Bembri rungtynės. O čia Kidi Anderson. Bluma įkerta arčiau krepšio ir Donskichytė tenai sutrukdo Blumai išmesti kamuolį. Ta pati Bluma turi dar vieną šansą, kaip į sieną atsimuša į Kidi Anderson. Ir sėkmingas epizodas gynyboje. Antrasis baudos metimas taip pat taiklus, bet ir vėl Bluma ima kamuolį. Jos perdavimas Kidi Anderson ir ten Elijas. Kidi Anderson. Arčiau krepšio, Malija Bembri gerai ten Aistėms LSMU reikia gesinti be įsipleskianti gaisrą. Austė Jurevičiūtė su kamuoliu. Gerai sustovi gynyboje Agnė Černeckytė iškėlusi rankas. Aišių LSMU iškėlusi rankas išvengė ir pražangos.